Alvydas Šlepikas, mano draugas Sigitas. Nemušiu aš to Sigito, kaip jį muši, jo net toks veidas. Pasižiūri ir gaila. Žinoma, įžūlus, bet mano draugas. Nemušiau jo, nors reikėjo. Nes jau tiek man buvo įsipykęs ir tiek nusikaltęs, kad beveik ir draugu galėjau nebevadinti. Bet kai nuėjau pas jį, radau gulinti lauko virtuvėlėje, nes įtėviai išvijo iš kambario. Nebeleido ten miegoti, kažkaip net pagailo tada jo. Guli pusgirtis, kažką vapa, prisirijęs, matyt kokio velnio, nes iš kur jis gerą šnapso gaus. Niekur Sigitas nedirbo. Seniai, viską tik iš įtėvių kniaukė. Šiaip iš kaimynų ar dar kur miestelį vaginėjo. Kartais kam padėdavo malką supjaut ar suskaidyt, kam tvorą padažyt, bet retai. Tik kaulindavo iš visų ir inkšdavo. Pamačiau tokį pusiau apšarmojusi toj lauko virtuviai. Tingėjo tikriausiai pasikurti krosnelę. Obuolius pašalusius valgė. Pokštelėjau skiaušių delnų per ausį jam ir tiek, nes mušti tokio pasigailėjimo verto vaikystės draugo aš negalėjau. Todėl ir nemušiau. Juk šiaip žmogus jis buvo neblogas. Kad man dabar nusikalto, mane taip kvailai pakišo ir taip nuliūdino mano dukterėčia, kaltas jo polinkis prie degtinės ir pinigų absoliutus neturėjimas. Todėl aš jam profilaktiškai trinktelėjau per tą slidų lapę snukį, bet mušti jo nebuvo jokios prasmės. Pinigų jis nebeturėjo. Jeigu būtų turėjęs, tai būtų šnapsu apsistatęs ir dainavęs linksmas arba miegojęs. Arba akordeonu grojęs. Akordeonu grojęs ir garsiai dainavęs. Girdėjau, kad jį iš vaikų namų įtėviai ir paėmė todėl, kad buvo toks mažiukas, baltapūkis, o akordeonu grojo linksmai ir rodės, kad jokio liūdesio nėra jo gyvenime, jokio vargo, tik akordeonas ir miklus pirštai ant juodų ir baltų klavišų. Nepagalvojo tada įtėviai būsimieji, kad gali girtuoklišką sėklą parsivežti. Kas apie tai iš anksto nuspės? Dabar jau seniai įtėviams jis kaip kaulas gerklėje įstrigęs, pats kaltas. Aš suprantu tuos senukus, nes per jį jie ir paseno. Čia jau Sigitui reiktų gerai kailį iškaršti. Pats mačiau kelis kartus, kaip jis prieš tą senutę savo motiną ranką buvo pakėlęs. Mušė ją, kiaulė. Aš nesikišau. Kodėl turėjau kištis? Bet, kad nesikišau, tai dar nereiškia, kad pateisinau tuos jo veiksmus. Juk praktiškai ta moteris jam buvo kaip motina. Motina ir buvo, kol jis nepradėjo dėti ant visko. Nieko nedirbti, nieko nesimokyti. 30 jam jau kažkeli, o vartėsi namie, lakė. Senukų pensijas pragerinėjo ir viskas. Nieko daugiau nedarė, todėl tie ir atsisakė, išmetė į lauko virtuvėlę. Aš jų vietoj seniai būčiau tai padaręs ir lauko virtuvėlės nebūčiau jam palikęs. Dar ir pavardę būčiau atėmęs už tokius darbelius, nes jis ir toliau turėjo įtėvių pavardę – Sigitas Nevarauskas. Bet dėl to, sakau, man rankų teptis nebuvo jokio reikalo, ne man žmonių santykius kištis. Dar tai savo motinai, netikrai tai, kad ir buvo bjaurus, tai vis tiek jie ir pati, nors senutė, bet labai jau balsinga tokia, įkyri. Galima sakyti, kad bjauri bobelė, tokia susitraukusi pusraganė. Bet senukas, tas Nevarauskas, tai buvo vos paeinantis, ligotas. Sigitas ir juo nesirūpino, beveik net žmogum nelaikė. Bet šiaip Sigitas buvo neblogas. Ir smagus, ir kompaneiskas, draugams geras, nors va, man kiaulystė iškrėtė. Nemalonumą mano seseriai. Ta atvažiavo su vyru, su dukterė. Man iš anksto paskambino ir paprašė, kad nusiskusčiau, kad negerčiau gal kiek, kad namus apkuopčiau. Na, nieko namuose blogo nebuvo, kaip visada, bet tas ponas, seseriai sarmata. Nieko tas jos Andrius, bet nei lašo gerklėn neima. Žiūri kažkaip keistai, lyg sakytų, smirda čia pas jūs. Kažkoks direktorius beveik, nesigilinau aš labai, stengiausi akise jam dažnai nemirguliuoti. Sesuo irgi tokia švaruolė dabar, rodos, kad ir šikti nevaikšto, viską plovė, šlavė, tempė laukan, vėdino, aš kentėjau, bet gal ir gerai, dirba, maniau rūpinasi, juk ji kitaip gyventi įpratus.
Manęs pas save nė karto nepakvietė, nors aš ir nesiveržiu. Labiausiai iš jų man patinka dukterėčia mano Agnytė. Gražuolė, baltaplaukė, garbanota, strikčioje kaip mažas gandriukas su raudonom kojinėm. Bet sesuo man: tik nelysk prie Agnytės, smirda, sako tau už burnos, nelysk, dar pagrius. Neduok to, nerūkyk prie jos, neduok ano, nekelk medin. Tai kur vaiką kelt? O kai dar jai patinka, nori vaikas lakstyt, o kad ir nugrius porą kartų, koja nusibrozins, na tai kas, juk vaikystė. Ta mano sesuogi pati visas tvoras nusėdėjo vaikystėj ir visus kaimynų berniokus akmenim atmėtydavo, o savo Agniai nieko neleidžia, saugo nuo visko. Kas jau ten atsitiks, kad aš ant kiemo parūkysiu, kad ir netoli jos? Jau galėjo džiaugtis, kad kambarį nerūkiau. Savo kambarį nerūkiau. Galima sakyti, kad aukojaus. Tiesa, davė paskui man sesuo 40 litų. Nenorėjau imt, bet ai, duoda, imk. Smirda tau iš burnos, sakė man, smirda. O ko jau ten man turėjo smirdėti iš tos burnos? Tom dienom tik alaus su Sigitu išgėriau, pavaišinau jį, juk draugas. Prasigėręs, bet vis tiek draugas. Todėl nemušiau aš jo, tik šiaip profilaktiškai pakėliau už atlapų, pasižiūrėjau į teliuko akis ir nusviedžiau ant apšalusio obuolių krovos, kaip maišą. Tokie dabar tie mūsų santykiai. O anksčiau draugavom kartu, visur vaikščiojom, kartu išgerdavom vyno ar ko. Aš tai nevengiu ir darbo, ir užsidirbu. Negaliu sakyti, kad man labai pinigų trūktų. Nors trūksta, suprantama, kaip visiems. Bet aš, pavyzdžiui, jeigu turiu 20, tai 10 palieku, neprageriu visų. Juk reikia apie ateitį galvot. Sigitas greit prasigėrė, štai kas. Jis mažutis, organizmas netikęs. Sako, vaikų namuose nelabai ir pavalgydavo. Gal todėl toks ir tai išaugo. Bet ūgis nesvarbu, svarbiau kas kita. Kol jis buvo dar toks visai neprasigėręs, tai linksmas buvo, smagus. Grodavo, anekdotus pliekdavo, kortom fokusų mokėjo daugybę. Ir grodavo ne tik akordeonu, bet ir gitara, ir pianinu, jonika. Vakarais vasarą būdavo taip smagu pasiklausyti. Sigitas skambina gitara ir dainuoja apie Ramunėlę arba Trakų pilį. Smagu būdavo išgerti natūralaus kartu, pasižiūrėti į žvaigždes. Įsivaizduodavom, kaip ten aukštai palydovai lėtai sukasi aplink savo ašį ir stebi visatą. Gaudo signalus iš tolimų galaktikų. Kas galėjo tada pasakyti, kad galės kada Sigitas apsimyžęs lauko virtuvėlį? Ne, negalėjau aš mušti jo po viso to, kas per gyvenimą kartu buvo patirta. Sigitas vis neturėdavo pinigų ir anksčiau. Tie įtėviai tai irgi geri sukčiai. Pasiėmė vaiką, o vis tiek visai savo nelaikė. Sigitas pasakojo, kaip jie už kokį menką nusikaltimą, ten indų nesuplovė ar kelnes netyčia praplėšė, uždarydavo jį tamsioje kamaroje. Arba liepdavo bulvių daigus šaltam rūsy skabyti. Juk galima tai daryti kieme, kur saulė ir kur šilta, bet ne, jie būtinai užsispirdavo ir sėdėdavo Sigitas rūsy su tais bulvių daigais, kai mes futbolą žaisdavom. Užtat įtėviams ir atsirūksta. Bet ne apie tai čia dabar. Dabar apie linksmą Sigito charakterį, apie jo išradingumą. Taigi, kai jis neturėdavo pinigų, bet vis norėdavo išgert, parūkyt ar dar ką, tada imdavo ir sugalvodavo kokią nesąmonę. Kokias nors lažybas. Prisimenu, dar būdamas paauglys sukirto iš kažko, dabar nežinau, kad perės naktį per miestelio senasias kapines. Bet ne šiaip perės, o eidamas, kas 5 žingsnių vis uždegs degtuką ir sušuks. Čia aš, Sigitas Nevarauskas. Nieko nebijau, eikit velniop, numirėliai. Aišku kvaila, bet tada buvo juokinga. Mes palaukėm vidurnakčio, naktis pasitaikė tamsi, net žvaigždžių nebuvo. Švilpė vėjas ir reikia pasakyti, kad nepaisant visos mūsų bedevystės, vis tiek darėsi kraupoka. Apėjome kapines iš kitos pusės, ten, kur plento pylimas prie autobusų stotelės. Ta vieta yra kiek aukščiau negu kapines. Ir jos beveik visos matyt kaip ant delno. Naktį, žinoma, mes nieko nematėm, bet laukiam, kol Sigitas uždegs degtuką ir sušuks.
Pagaliau švystelėjo kapinėse švieselė ir išgirdom jo balsą. Medžiuose siautė vėjas, todėl nelabai kas buvo girdėti, tačiau vis dėlto buvo aišku, kad Sigitas sušuko. O paskui atsitiko kvailas ir juokingas dalykas, kuris mus visus labai išgąsdino. Praėjus keletui minučių, kai vis girdėjom jį šūkaujant ir matėm švyšėjant liepsneles, staiga Sigitas kad sukliks, o paskui tyla. Išsigandom visi. Trota vos kelnių nepridėjo. Buvo tikrai baisu, nes klykė jas visai nejuokingai. Tada lažybų Sigitas nelaimėjo, nes įsikapstė iš kapinių jau nebešūkūdamas ir degtukų nedegiodamas, išlindo gal tik po pusvalandžio. O atsitiko štai kas. Eidamas per kapines beveik apgaibom ir dejodamas degtukus, kurių liepsnelės keisčiausiais atspindžiais atsispindėjo poliruotose antkapių paviršiuose. Retkarčiais nušviesdavo mirusiųjų nuotraukas ir vardus. Retkarčiais kokio seno krūmo šaką judinamą vėjo. Jis ganėtinai prisigąsdino. Dar tas vėjo užavimas medžiuose. Žodžiu, užteko jam baimės. Ir taip, besibraunanti per mirusiųjų pasaulį, jį kažkas kad griebs už kojos. Jis, ko gero, net sąmonę prarado. Bent jų kelnes pridėjo, tai tikrai. Kaip nepagalvosi, kad lavonas nugrebė už kojas. O iš tikrųjų, tai ta koja paprasčiausiai įstrigo tarp dviejų nugriuvusios seno kapo tvarelės virbų. Jis tiesiog įkišo koją į tvarelę, o įsibaiminus vaizduotę sukūrė nei šį, nei tą. Mes paskui dar ilgai iš jo šaipėmės, nors pavyzdžiui, aš manau, kad taip pat jo vietoj būčiau įsigandęs. Na, sąmonės gal nebūčiau praradęs, bet aš visada buvau už jį drąsesnis. Kita vertus, net nebūčiau ėjęs per tas kapines, juk negražu ten valkiotis naktį ir dar rėkti nei šį, nei tą. O Sigitas galėjo padaryti bet kokią panašią nesąmonę. Už tai man jis ir patiko. Ir mušti dabar aš jo tikrai negalėjau. Nors, žinoma, iš šono įspyriau, nes kaip neįspirsi, kai jis dabar šitoks kiaulė pasidarė. Juk visokiai niekšybei reikia parodyti, kad ji yra niekšybė. Sigitas buvo ir juokingas, ir kartais kvailas, bet niekada neturėjo pinigų. Retkarčiais turėjo, žinoma, bet labai greitai jie pasibaigdavo. Jis niekam negailėdavo, labai greitai paleisdavo pavėjui, o paskui niekas nebetimindavo, kad kam statė, ką nors vaišino. Sigitas buvo iš tų, kurie atsibosta, bet kartais sugalvodavo tokių dalykų, kad dar ilgai visi žvengdavo. Pas Žegūnius sykį gėrėm, o Sigitas kaip visada inkštė. Duokit ir man, duokit ir man. Buvo jau įkyrėjęs visiems seniai, ir aš bijojau, kad kuris iš 7 žeguniokų neužvažiuotų jam atbula ranka per snukį. Sigitas ne visada jausdavo ribą, kada jau nebegalima daugiau inkšti. Mes juokėmės, rūkėm be saiko, į Sigitą beveik dėmesio nekreipiam, bet staiga Sigitas sako, aš taip noriu išgert, ar pastatysit butelį, jeigu išlysiu per fortkę? Na, mes tik nusižvengiam. Fortkę. Žinau, orlaidė, negalima sakyti fortkę. Kaip ir visų, Žegūnių virtuviai buvo aukštai. 2 šibos. Na, langų stiklai iš šono, o per vidurį mažesnė šiba. Ir viršui dar orlaidė. Ta orlaidė tokia, kad galva sunkiai prakišė. O jeigu dar galva didelė, kaip pavyzdžiui Trotos Adolfuko, tai jokių būdų. Juk tas nešioja kepurę didžiausio numerio. Tai mes tik kreivai pasižiūrėjom į jį, į Sigitą, suprasdami, ko jis nori, ir toliau dalindami malką. Bet Sigitas nenusileido. Pralysiu, sako, pralysiu. Na, lysk, sako mes jam, lysk. Rimas net nusijuokė, sako, aš tau pats vienas pastatysiu, Stoličnajos puslitrį, tik tu pralysk. Sigitas nusirengė, liko tik su triusikais ir pradėjo lyst. Galvą įkišo, pradėjo kraipyti pečius. Mes net žviegėm besijuokdami, o tas kažkokiu stebuklingu būdu ėmė ir pralindo iki pusės. Pralindo ir kabo fortkiai, horizontalus visam pasauliui, įstrigęs. Saulius Žeguniokas pradėjo rėkt, kad lango rėmas neatlaikys, kad bus čia viskas pizdėts, bet lango rėmas atlaikė, kas iš to Sigito, mažas, liesas, kiek jis ten sveria, kaip žvirblis. Iki pusės pralindo, o toliau niekaip, šikna nepralenda. Ir juokinga, bet jau ir kvaila. Kaip jį iš ten iškrapštysi?
O tada jis ir pradėjo rėkt: Chebra, deginkit padus su cigaretėm. Na, mūsų ilgai raginti nereikėjo. Net sušnipštė neplautos Sigito kojos, deginta žmogiena pasmirdo. Ir kai tik mes baks su smilkstančiais kancarais ėmė padus, jis kaip raketa tik šmukšt kiaurai orlaidę. Ten aukšta buvo kokie 2,5 metro, o gal ir dar aukščiau. Už lango dilgėlės, kažkokios vielos, gal nuo televizoriaus antenos, kažkoks šiferis. Sigitas tik šlumšt į tą visą šabakštyną. Triusikai tik forkiai liko. Mes nespėjom net pagalvot, kad jis užsimušė. O Sigitas jau virtuviai. Nuogas, uždusęs, mažiukas toks, su nudilginta mašna. Na, kur mano degtinė? Toks jau tas Sigitas. Dabar galvoju, jeigu kitas būtų buvęs, tai visus šonkaulius tikriausiai būtų susilaužęs, o šitam nieko. Bet kai nuėjau pas jį į tą lauko virtuvėlę, pamačiau jau kitas žmogus dabar. Vagė viską, iš ko vištas, iš ko bulves. Kelis kartus gavo lupti ir nuo tų pačių žegunioko, ir nuo Trotos, kai tas grįžo iš kalėjimo. Buvo sulapašėjęs Sigitas stipriai, bet matyt buvo ir už ką. Tik aš jo nemušiau. O jeigu ir stuktelėjau kada, tai tik profilaktiškai. Aš su juo vis padraugaudavau, duodavau kokį litą, kartais žvejų nupirkdavau, kartais dar ko. Nors iš tikrųjų, tai seniai turėjau su juo net nekalbėti. O jis seniai manęs ir Sauliaus surimu turėjo vengti, kaip velnias kryžiaus. Ratais aplink mus turėjo vaikščiot ir artyn neit, po kojom nesipainiot. Bet dabar tas nebeturi reikšmės. Dabar nėra ko mušti, nes ką jį ten mušė, nemušiau aš jo. Tik mostelėjau porą trumpų smūgių į padychą. Vis tiek visai be nieko negalėjau paleisti šito žuliko. Dabar kitaip žiūriu aš į viską, gal net filosofiškai. Todėl, pavyzdžiui, kai Rimas ar Saulius senus Sigio darbelius prisiminę, įspyrė jam į užpakalį ar paveja šalin, aš tik juokiuosi. Aš likau draugas jam net tada, kai mes tiek pinigų atsiprašant šunį ant uodegos sukiušom. Ir vis per Sigitą. Tas buvo seniai. Beveik tada, kai jis per Fortkę lindo. Dar sovietmečio pabaigoj. Tada Gorbis paskelbė, kad pasaulį išgelbės kooperatyvai. Ir prasidėjo visokie bizniai. Bet tam reikėjo pinigų pradžiai. Patraukimo prie targavojimo. Fantazijos, kaip iš kokio šudelio niekam nereikalingo biznį padaryti. Man visa tai buvo neįdomu. Aš nedirbau niekur. Buvau grįžęs iš kalėjimo ir nesirašiau šitai santvarkai niekaip padėti. Galima sakyt, buvau toks tylus rezistentas. Bet Saulius su Rimu mane kalbėjo prasukti vieną biznelį. Aišku, jokio kooperatyvo mes nesteigiam ir steigt nesirašiam. Jokių mokesčių nežadėjom niekam mokėti, juo labiau tai ruskių valdžiai. Tas biznelis galėjo būti gera pradžia kitam, tolimesniam bizniui. Tai dabar aš suprantu. Žiūrėdamas į įmitusius anų dienų vargo biznierių snukius, raudonus, o televizoriai dar raudonesnius. Tada mes tolyn nesižvalgiam. Ateitis buvo paprasta ir aiški. Šiandien po pietų ateitis, rytoj ryto ateitis, o rytoj vakaras. Gal jau ir nebe ateitis, o tik migla. Planas buvo labai paprastas. Jį sugalvojo Saulius Žegunis. Netoli mūsų miestelio yra toks lainys. Nedidelis ežeriokas, bet vanduo jame švarus, greit gilėja. Maudykloj gelsvas smėliukas. Iš 3 pusių apsuptas miško, aplink gražios vietos, ežeras dubury. Žodžiu, super vietelė vasarotojams. Bernam panas atsivežti ir panašiai. Kai vasara karšta, tai palainy žmonių net tiršta. O tada jokio serviso ten nebuvo, jokio kiosko, nieko. Saulius pasiūlė atvežti alaus ir rūkytų kiaulės ausų, stimburių, parduoti 2 kart brangiau ir pasidaryti biznį. Tam reikėjo pinigų, lengvojo automobilio su priekaba ir viskas. Tada alaus tiek, kiek nori, nebuvo ir rūkytų skanėstų. Bet jeigu reikiamų laiku nuvažiuodavai Utenon, tai kombinate gaudavai mėsos produktų, o kitam kombinate alaus. Reikėjo važiuoti labai anksti, beveik naktį, nes eilės buvo didžiulės, kas vestuvėm pirko, kas gal pakasinom. Mes 3 pinigų sugraibėm. Nebeprisimenu, iš kur aš gavau, gal iš močios, o Sigitas ne. Kas jį pakvietė į kompaniją, aš dabar nepasakysiu. Gal aš,
gal ne aš, neatsimenu. Bet jis kompanijai buvo. Rimas iš pažįstamo pasiskolino zubrionką. Nuvažiavom anksčiausiai Utenon, aš atsistojau eilėn prie alaus. Rimas prie mesų, sulaukėm savo, nupirkom viską. Atsimenu, alaus pirkom 9 dėžes, nes tiek pinigų užteko. Ir priekabon kaip tik 9 telpa. Anksti rytą nuvarėm visą turtą palainin, dar ne vieno nuogapilvio nebuvo. Kadangi Sigitas pinigų nedavė, tai jį pastatėm laukti pirkėjų ir pardavinėti. Patys durniai, pravažiavom namo pamiegot. Anksti kėlėmės. Tas glušas atsikimšo vieną butelį, paskui kitą, paskui matyt trečią, pašloji pajechalą. Žodžiu, kai mes atvažiavom, tai radom apverstą zubrionką, miegantį Sigitą, krūvą girtų bernų, jokio alaus, tik daug šūkio. Aš pamaniau, kad Saulius ir Rimas užmuš Sigitą. Bet ir man jau stogas važiavo. Jopštararai, visus mūsų pinigus šuniai ant uodegos. Viską. Kišeniai turėjo gal 10 rublių. Viskas buvo prapilta. Tada tai buvo už ką jį daužyti, kaip obuolį. Ypač žeguniokam, kurių pinigai visi buvo skolinti. Ir pažadėta tuoj atiduoti. Man tai buvo paprasčiau. Močiai gi pinigų gražinti nereikia. Tada negyniau Sigito. Dar ir pats pridėjau. Na, bet tikrai buvo už ką. Žinoma, patys durni, kad jį palikom, bet atrodė, kas čia ir parduot tą alų su ausim. Tada nebereikalo jis gavo, nusipelnė. Dabar aš taip pat priežastį turiu, bet kad nebėr ką mušt, ką jį ten apspongusi mušė, sušalusi visą toj savo lauko virtuvėliai. Įspyriau kelis kartus profilaktiškai ir viskas. Užmiršau papasakot, ką jis man pridirbo. Sakiau, sesuo su šeima atvažiavus buvo, viską šveitė, viską lauką nunešė, visas paduškas, visas kaldras, visą patalynę, viską. O jos vyras, mano atseit švogeris, tik nosį raukė ir lūpas pūtė, visur prisiliest bijodamas. Toks riebesprandis tešlius. Kaip tik toks tipas, kokių negaliu pakęst. Na, o aš su Agnyte po kiemą vaikštinėjau. Paskui atėjo Sigitas, pasėdėjom ant suoliuko, išgėrėm alaus. Aš kažkur ir nuėjau. Grįžtu, nėr Sigito, jau išėjo. Išėjo ir išėjo. Tegu eina, kas man? Paskui tik girdžiu, Agnytė rauda, dviratėlio nėra. Iš pradžių man nė galvon nešovė. Paskui tik spragti mintis, Sigitas. Taip ir buvo. Aš nuėjau iki sodelio, Agnytė paskui nubėgo, dviratėlis ant kiemo liko. Tai šitas pizdukas Sigitas, net nemirktelėjęs, nuo mūsų kiemo pavogė Agnytės dviratėlį. Ir pardavė. Kas galėtų susilaikyti tokiu atveju? Kas? Bet aš susilaikiau. Aš irgi ne šventasis, bet tik trinktelėjau per snapą jam porą kartų. Ir tiek. Kokia buvo prasmė jį mušti? Agnytė jau buvo išvažiavus su mano seserė ir mano švogerių direktorium. Dviratėlis parduotas, pinigai pragirti. Nebebuvo prasmės mušt, todėl ir nemušiau aš to Sigito. O man sako, kad aš jį užmušiau. Nesąmonė. Alvydas Šlepikas. Novelė Mano draugas Sigitas iš novelių rinkinio Lietaus dievas.